Pirmiausia, tai klausimas, kas bus su gerosios kaimynystės forumu po teismo? Kas bus po teismo, tai jau teismas vyko, kas bus. Veikla vyksta, jie ne tik, kad bus vykdoma, jinai dar prasiplėtė, tai kaip ir primenu, kad 18 dieną vyks konferencija, kovo 18 dieną konferencija, į kurią mes dar turim laisviem klausytojams 17 vietų, tai galime skambintis registruotis. Primenu, kad konferencijoje dalyvaus atstovai iš 7 šalių mūsų kaimynų, bet iš ne kaimynų tai bus Moldavija. Nu ir Ukraina bus, dabargi nieks nevyksta be Ukrainos, tai reikia juos pasikviesti. Tai va, o kas toliau? Toliau tai yra dar labai daug gražių kitų renginių. Niekas negali uždrausti žmonėm daryti kažką. Niekas negali. Mes dabar pateiksim apeliaciją. Jūsų dėka kol kas mes turim apeliaciją ir advokatį. Ačiū labai visiems, kurie paremė. Tai yra labai svarbu, kad šiai dienai mes šitoj vietoj esam saugus. Žinom, kad galim užsimokėti už tą ieškinį, kurį mums paruoš advokatė. O kas toliau? Tai minutė, tai pavyzdžiui, gerosios kaimynystės forumo strategija kokia? Luptis iki galo apeliacijas visas, būtinai. Iki pasaulinių lygių, iki jungtinių tautų ten, arba ten kitų AŽTT, ten kokių ten. Tai faktas, tai va, bet man atrodo, kad aš dar norėjau pasakyti kitą dalyką, kad forumas tai lupsis iki galo, bet pažeidimų, kurie padaryti šitoje byloje, tai aš manau, kad užtektų 5 bylom prieš Lietuvą. Bet pats įdomiausias dalykas tikriausiai yra savivaldos rinkimai. Nu va tai tam fone, čia iš vienos pusės forumas, kur vienintelis atstovauja. Palauk, aš tavęs noriu paklausti. Šiaip, tai turėtumėm eit balsuoti. Aš tai neturiu už ką balsuoti, net nežinau. Palauk, tugi negali balsuoti. Aš tai negaliu. Tai dokumentų nėra. Tai mano kaip asmens teisės pažeidžiamos absoliučiai. Aš esu nenuteista, nesu padariusi jokio nusikaltimo kaip ir tu, Kazimierai. Bet mus iš anksto jau padarė kaltais, iš anksto nusprendė, kad mes Lietuvos priešai ir atėmė iš mūsų galimybę dalyvauti rinkimuose. Tai paskelbsim negaliojančiais rinkimus, ar kaip? Aš galvau, klausyk, demokratiška šalis, kovojanti už žmonių teisės ir už visokius kitokius dalykus, ne? Savo šaly laiko žmonės šūnę teisę. Šūnis turi pasus. Runkeliai neturi už tai. Ai, runkeliai, tai čia palauk, kaip čia runkeliai, čia pagal Vytautą Landsbergį runkeliai, ai, pagal Vytautą Landsbergį. Tai va, mėly Lietuvos žmonės, kad ir labai norėtume kažką palaikyti, kad ir įsirinktume kažkokį tai žmogų, kuris savivaldos rinkimuose būtų vertas mūsų balsą, deja, to padaryti mes negalėsime, nes dokumentų mums niekas negrąžina ir negrąžina piktybiškai. Nelinkiu niekam atsidurti tokiai situacijai, labai keista, kai tu kur beeitum, tavęs prašo jūsų pasas, o jūs sakot, aš neturiu, o kur jūsų pasas paimtas, o kodėl jie žmonės sako, negali būti, šiaip sau to paso nepaima, tai gal jūs nuteista, tai va, čia ta sena daina, sena plokštelė, kuri nuo spalio mėnesio pradžios labai gražiai groja. Tai va, ačiū valstybė. Jūs ką tik atėmėte iš mūsų galimybę. Ne valstybė. Nu, klausyk, dabar jie vadina save valstybę, tai ką dabar jie taip vadina? Gerai, bet tai gal ir be mūsų pasaulis nesustos Lietuva. Žmonės lupasi, kiti streikuoja dabar, o kaip su streikais, kaip su visais dalykais? Laimės gal teisybę kažkokią? Aš labai norėčiau, kad kiekvienas gyvenantis mieste, perkantis pieną parduotuvę ir išvis suprantantis pieno produktų reikšmę žmogaus gyvenime, tai yra baltasis auksas, suprastų, kad jo pilietinė pareiga yra šiai dienai palaikyti ūkininkus. Būtinai visom išgaliam, visom galimybėm ir kiekvienas žmogutis, kuris ima tą pienelio ar litrą ar 2, jis turi būtinai palikti ūkininkui pinigėlį. Būtinai, nes jūs nesusimastydami palikdavote tuos didelius pinigus Maksimose už pieną, kuris net ir pienu vadinti jo negalima būtų. Tai ūkininkui jūs turite palikti pinigėlį būtinai, kad jis atveža iki jūsų. Kad jisai stengiasi išgyventi. Nebent jūs visi norite pereiti ant taip vadinamų vabzdinių baltymų. Vabzdiniai baltymai jumsgi nepatinka. Skamba negražiai, kai jūs savo vaikui sumaišysite vabzdžių kokteilį. Vabzdžių baltymų kokteilį. Jūs to norite?
Aš tikiu, kad nenorite. Tai va, tai neleiskite sunaikinti mūsų Lietuvos pieno ūkio, kurį naikinti pradėjo jau tada, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, kai buvo ryškiai sumažintos kvotos. Apie tai vėlgi kalbėjo Pranciškus Šliužas, kokią kainą mes mokam ir kokia bus ateityje. Nu, tai jisai tiesiog žiūrėjo kažkur pranašiškai. Ir viską mums sakė, kas bus. Va taip, šiai dienai yra taip. Bet žinai, va, šituo klausimu tai retai žiūriu, bet man patiko Vaido Žemaičio šitai apie tas pienus. Nu, sako, kaip bebūtų, net gali ten valdžia ką nors pažadėti, kažką laikinai, bet nu vis tiek galas. Nes kai rinkos sunaikintos rytuose, o su vakarais mes konkuruoti neįmanoma, tie patys Lenkai remia savo ūkininkus. Va, o pas mus ne, viskas atvirkščiai. Vadinasi, dainelė sudainuota vis tiek. Čia tik laikina agonija. O ką tada daryti, pavyzdžiui, jeigu palikt pinigėlį, nu gerai, tai tą paralelinę rinką kažkokią daryti, kad ilgalaikė perspektyvas turėtų. Ar kaip? Nes čia pasispardymas paskutinis. Nu realiai, jeigu mes sugebėtume suprasti, kad tauta yra vienis, kad jeigu nukenčia nors viena kažkokia šaka žemės ūkio, tai nukenčia tauta, realiai taip. Tai tada ir būtų ta paralelinė rinka. Tada mes sugebėtume turėti, kurti mainus, sugebėtume tiesiog patys tiesti tiltus, kad va tą dieną ten. Nu, iš tikrųjų reikėtų galvoti apie tai labai plačiai ir ne čia, šiandien. Bet jau labai atvirų tekstų pakvieskite dar kartą, kas ten turi galimybę Vilniui. Sukvieskite dar kartą visus mąstančius žmonės į krūvą. Sukvieskit, nes ateina pavasaris. Jeigu ūkininkai nuspręs likviduotis, o jie taip ir kalba, kad lengviausiai yra dabar viską išsiparduoti ir išvykti. Praeitą pavasarį, kada nebuvo trąšų, ir ūkininkai taip jau buvo mažieji, taip žinai, kas turėjo ten 20-30 karvių, jie sakė, pragyvensim iki rudens, nes aišku nėra trąšų, jie neturėjo galimybės iš anksto užsipirkti, dotacijos buvo per mažos, neturėsim kokybiško pašaro, viskas eina į nulį. Ir jie buvo nusprendę, kad rudenį likviduoja tas bandas. Jie taip ir padarė. Tai tie patys nuostabiausi, mažiausi ūkeliai faktiškai buvo sugriauti rudenį. Dabargi jau užsimota į didesnius. Aišku, po ūkininkų žlunga visos pienės, jos nebereikalingos. Darbo vietos vėl viso žlunga. Situacija yra labai bloga ir jinai bus bloga tol, kol mes miegosime ir sakysime, man yra gerai, o ten kažkam, kad yra negerai, tai jie ten kažkokie putiniški, ar ten lukašenkiniški, ar dar kažkokie, tai žodžiu taip. Tarp kitko, Baltarusiai sakė, pienas yra baltasis auksas ir tai yra būtiniausia prekė žmogaus gyvybei. Jis neturi nei brangti, jo neturi kokybė prastėti, nes tai yra tautos sveikata. Tautos sveikata, vaikų sveikata. Mumsgi nebereikia nei tautos sveikatos, nei vaikų sveikatos. Tai va taip, mes ir esam šitoj situacijai. Bet dabar grįžtam prie svirplių. Ir visų kitų vabzdžių, kurie pagal naujai mokslą turi didelę reikšmę. Įsivaizduokit, užsiveis tos fermos. Jasgi finansuos, jas dotuos. Bet visada gali vykti tas dalykas, kai ta ferma bus nevaldoma. Man labai patiko, dabar prisiminiau tuos lemtinguosius Simpsonus, kurie augino ten tas bites kažkokias, pameni, o paskui jos taiga tapo nevaldomos. Tai vat ta tokia riba, kai svirpliai iškeliaus iš tų fermų ir ateis į jūsų namus jau kitokių pavydalų, nežinau. Gal jums atrodo iš fantastikos filmo, bet man atrodo, kad tai yra reali tiesa, kurią ateityje mes turėsim. Ir visi kirminėliai, kuriuos mes tuoj valgysim ir visa kita, nes žmogus negalės badauti, o sugrąžinti pieno ūkio taip greitai mes nebegalėsim. Streikai dar yra, kiti yra protingi streikai. Matai, Kazimierai, kas dedasi pasaulyje su protingais streikais? Pasakok. Žmonės sako, visose šalyse kyla žmonės ir sako, mes nenorim daugiau remti Ukrainos karo ir mes norim galų gale normaliai bendradarbiauti su Rusija. Nes negana, kad Rusijos išteklių pasauliui reikia, bet Rusijos rinkos maitino tiek daug europinių šalių. Būdavo kova už Rusijos rinkas. Ir tos šalis, kurios turėjo Rusijos rinkas, jų ekonomika augo. Tame tarpe, jeigu grįžtame tarybinę Lietuvą, tai iš viso mūsų maisto produktai buvo patys geriausi.
ir labiausiai laukiami visose rinkose, bet jie buvo reikalingi būtent Rusijos rinkai. Todėl ten vokiečiam truputėlį, kažkam tai truputėlį. Į 80 pasaulio šalių buvo gabenami Lietuvos maisto produktai. 80. Konkurencija didžiulė. Dabar kur mes gabenam, niekur. Pilsim į laukus, užmušim, nužudysim paskutinės karvės ir kaip Cvirka savo romane Žemė maitintoja, kai koks buvo liūdnas atsisveikinimas su karvute. Nes tada suprato žmonės, kad viskas. Absoliutus badas, absoliučios lygos, nes nebelieka vienintelio tikro maitintojo. Mes negausim to baltymo, kurio reikia žmogui. Augimui, vystymuisi. Jūs neturėsite tinkamo baltymo savo vaikams. Iš Lenkijos atveš, jūs galvojat, kad Lenkai mums parduos tai, ko mums labiausiai reikia? Tai tas pats jiem kam parduoti. Džiaugsis, kad atsirado tokie kvailiai, kurie panaikino. Ne, Kazimierai, tai jeigu Lenkija yra dabar amerikiečių satelitas, taip, amerikiečiai 15 metų augino rektoratą Lenkijoje, kad reikiamų momentų pasinaudotų. Ir dabar jūs galvojat, kad Lenkija pardavinės kažką labai gero, tokiem kaip mes, tai ką jų rinka nepaims, jo tikriausiai. Tai va, tai žodžiu liūdna, tie streikai yra už išgyvenimą, už išsaugojimą savo genofondo, už sveikatą ir tuo pačiu sveikata naikinama, ir tuo pačiu ligoninės uždaromos, ir vietų skaičius mažinamas, ir lovadienių skaičius mažinamas. Viskas šiai dienai viskas, kas yra kenksminga žmogui, tas yra remiama ir tas yra būtina. Ir čia gera kaiminystė turi prasidėti nuo tavęs ir manęs. Atvažiavo mano geras kaimynas, ir atvežė kažką. Aš jam kažką irgi galbūt mainais. Čia gera kaiminystė, jinai turi būti orientuota pirmiausiai į buvimą čia Lietuvoje kartu, mažose bendruomenėse, tarp miesto ir kaimo gera kaiminystė. O po to taip neišvengiamai, jinai turi plėstis. Mums svarbu šiai dienai, kaip ir visam pasauliui, turėti puikius santykius su Rusija ir Baltarusija, nes tai yra galingi kaimynai ir jie mums yra būtini ir norit pykit, norit nepykit, kaip norit, galvokit. Bet istorijos bėgi Lietuva be Rusijos niekada nebuvo. Santykiai buvo įvairūs, labai įvairūs. Bet mes niekada nebuvom atkirsti atskirai nuo Rusijos. Niekada, neįmanoma to padaryti. Žiūrėk, bet tai tada grįžtant į rinkimus. Gerai, mes negalėsim. Tu visą laiką ragini balsuot. Ir aš visą laiką toks pasimetimas šio to. Ir džiaugiuosi gal, kad neturiu dokumentų. Nereiks eiti balsuoti. Neturiu už ką balsuoti. O už ką tu balsuotum dabar, už ką paragintum balsuoti. Pavyzdžiui. Nes jeigu ne vienas nekalba už gerus santykius, tai vadinasi, nėra už ką balsuoti. Tai ko ten eiti? Nekalba. Kaip gali žmogus kalbėti už gerus santykius? Tu dabar man pastatyk, susitikime su rinkėjais, nors vieną žmogų, kiek aš čia mačiau, ir priversk jį pasakyti, einant į merus, kad aš esu už gerus santykius su Rusija ir Baltarusija. Kas su juo nutiks? Tai reiškia, žmogus arba paleido už savo šūvį į koją, tai dar į koją labai neblogai. Gerai, bet tada reikia nujaust, kuris bent jau į tą pusę galvoja, bet kad jie visi priešingai šneka. Tai už ką tada? Visi norintys likti šiai dienai, plūduriuoti toj politinio dumblo viršų ir iškišti galvas, tai jie visi kol kas žiūri, kur ta nuomonė visuomenės pasisuks. Visi laukia Rusijos sprendimo, Rusijos, Kinijos. Būtent nuo šito didžiojo kooperatyvo priklausys visa ateitis, Europos ateitis. Vokiečių tai dar ir sąžinė prabilo. Jie nepamiršo to karo, jie nepamiršo, kiek tas karas jiems patiems pakenkė. Čia apie ką, kad tanko neduoda ar ką? Ne, kad tanko neduoda, apie tai, kad didžiuliai bruzdėjimai Vokietijoje, kad jie tiesiog eina su tom vėliavom ir rusiškom vėliavom ir sako, kad reikia, sustabdyti, kažką reikia daryti. Reikia susitarti, o kai dar išdrįsau parašyti Zelenskio tą langą, komentarą, ar jam pačiam smagu vis žudyti ir žudyti savo tautą. Tai ten atsirado ukrainiečių, kurie, tu nesupranti, mes čia kovojam už savo žemę. O kam ta bus žemė reikalinga Ukrainai be ukrainiečių? Už savo žemę yra galima šiais laikais kovoti visai kitaip. Visiškai kiti būdai kovos.
Tu gali taikiai ramiai gyventi ten, bet tu gali turėti vidinį įsitikinimą, tu gali savo šalį kurti, kažkuo kitaip padėti. Ne, būtinai siunčiam vaikus 20-mečiai patys tinkamiausi žūti, patys tinkamiausi. Jiegi dar tokie jauni, ne, jiem gali įteikti, ką nori, išplauk smegenis, sakyk, žūti už tėvynę yra garbė. Ne, už tėvynę nežūti yra garbė. O rasti būdų tėvynį išsaugoti yra garbė. Va čia yra garbė. Eis ten 2000 žus. Kas bus toliau? Už tuos 2000 pasiims Ukraina išmoką gal dar iš kažkur, tai ne. Nežinau, kažkas baisaus ir aš už tai, kad stop karui. Aš už tai, kad viskas. Ten yra TikTokas. Mantas Bartuševičius atrodo ten toksai. Vaikiukas. Tikras vaikiukas labai. Norėčiau pamatyti jį su visu jo didžiuoju patriotizmu kovos lauke, kai prieš jį stovės kažkas tai va su automatu ir kaip jo tada akis bėgios ir kur bus jo patriotizmas. Vat labai norėčiau, jisai ten dergia dabar vatnikai, ten kalėjime vatnikam dar kažkur tai. Mėlėji, čia ne vatnikai, čia vieninteliai nebijantis pasakyti. Vieninteliai, kurie sako, atsimerkit. Istorijos raidą pastudijuokit ir pamatysit, kas bus. Nes reikia žinoti, kas buvo, kad žinotum, kas bus. Kazimierai, baisi padėtis. Baisi padėtis, baisus pavasaris, neviltis, nežinia. Bet 7% Lietuvos žmonių gyvena muilo burbule ir jiems yra viskas gerai, nes juos remia fondai, jie ten eis dar žygiuos eitynėse, neš spalvotas vėliavas, sakys, mes už lytinių santykių laisvę, tuo įteisinsim santuoką su šuniu, karve, asilu, nežinau, tikriausiai tai bus. Jeigu nebus top, tai taip ir bus ir visą to mes sulauksim. Ar jūs norite to sulaukti? Nori tikriausiai, kad jūsų vaikai gyventų būtent tokioj visuomeniai. Ir galim spjaudyti ant to šalies Tarybų sąjungą. Galim ją trinti į miltus. Bet dorovė toje šalyje buvo aukščiausio lygio. Išsilavinimas toje šalyje buvo prieinamas kiekvienam. Kiekviename kaimelyje žmogus galėjo mokytis, nebuvo neraštingų, kiek dabar neraštingų. O dabar kiek yra neraštingų, žinai, įdomiausia, 3 klasėje sėdi vaikai, nemoka skaityti, rašyti. Tai yra faktas. Nenorit, užsimerkit, sakykit, kad aš meluoju, tai yra faktas. Kiek va knyga stovi vne zakono, tai yra už įstatymų ribų, Sažijų Malatovos. Čia apie tai ir kalba? Gali papasakoti dabar? Čia kalba apie tai. Ta nuostabioji knyga, kurią mes jau kaip kūdikį išvertėme į lietuvių kalbą, jau suformatuota, viskas padaryta, surasta leidykla ir mums tai leidyklai reikia sumokėti 2340 eurų. Jūsų dėka mes turim 1300. Jūsų dėka. Ir tam, kad šita knyga lietuvių kalba atsidurtų leidykloje, mums dar reikia šiek tiek jūsų paramos. Apie kainą šitą knygą? Apie ką tai yra, bus, dar noriu pasakyti, 500 egzempliorių. Tai bus labai nedaug. Ta knyga yra labai be galo verta, todėl, kad čia yra surašyta visa tiesa. Kodėl sugriuvo Tarybų sąjunga, kaip vakarai nupirko tam tikrus politikus, kaip pinigai užtemdė žmonių smegenis ir protus. Dėl laikino savo gerovės žmonės pasiryžo parduoti viską. Aišku, ne dėl savo gerovės, dėl savo vaikų, vaikaičių, nes jie ten pirko turtus užsienį, juos ten savo vaikus įtaisė ir pačias geriausias, geriausias mokyklas. Taip. Ir čia kaip... O kas tas Sažijų Malatova? Sažijų Malatova tai yra žmogus, čečėnė, jauna čečėnė buvo suvyrintoje ir jinai tapo pati jauniausia deputatė Tarybų sąjungoje. 18 metų šitą sąžiningą suvyrintoje tiesiog išrinko į deputatus, nes ten, kur augo toje aplinkoje, jinai buvo be galo teisinga, karinga ir tvirta. Ir šita moteris nuėjo didelį kelią, jinai sukaupė didžiulę patirtį, jinai turėjo didžiulius išgyvenimus ir jinai pirmoji pasakė, kad Горбачевas парduoda Тарybų sąjungą. Гарантия и вешай. Мое предложение о вотуме недоверия Михаилу Сергеевичу, если не будет принято, я прошу поставить это предложение на поименное голосование.
и опубликовать в газетах. Спасибо за внимание. Благодарю вас, пожалуйста. Komentatoriai. Tarybų sąjungoje ten trūko to ir ano. O va čia parašyta, kodėl trūko. Ogi todėl, kad vagonai su maistu, specialiai vakarų užsakymu, buvo vežami į šiukšlynus. Ogi todėl, kad prekės pasiūtos, pagamintos, nuaustos, buvo deginamos ir naikinamos, todėl, kad vakarų užsakymų reikėjo sukurti mitą, kad Tarybų sąjunga nieko neturi. Bet taigi netiesa. Ta šuolis po karo, įsivaizduojat, kokį šuolį padarė šalis, atstatė iš nieko. Ir staiga išsigando vakarai šalies, kuri gali idėjų dėka, nes visi dirbo savo. Idėjinis auklėjimas buvo didžiulis. Gali aplenkti visus ir tada atnešti savo idėją visam pasauliui. Ne, tam buvo dirbama nuo 60 metų, buvo labai gerai dirbama. Ieškoma to, kuris parduos. Ieškoma buvo to. Ieškoma kompromatų ir buvo rasti kompromatai. Tai va, norit užsimerkit, norit nieko nematykit, dabar rado kompromatų Lietuvoj. Atsirado tų, kurie parduoda Lietuvą už tai, kad jų vaikai išgyvens. Galbūt pakliūsi tą milijardą auksinį, gal ne. Gal tiesiog apmulkins. Šitą knygą galima įsigyti bus jau tuoj, labai greitai, jeigu jūs mums padėsite ją išleisti. Aš turiu Revoliuto sąskaitą, į kurią jūs man pervedėte pinigėlius, kuriais mes susimokam dabar advokatui už ieškinį. Ir būtent į tą Revoliuto sąskaitą jūs galėtumėt, jeigu turite galimybę, jeigu tai jūsų nenuskriaus, šie pinigėliai ne karui, ne į kažkokias privačias kišenes, ne pravalgymui. Tai yra išsaugojimo informacijos ir šita knyga, jinai tikrai labai vertinga. Jinai, kaip aš sakau, 500 egzempliorių per Lietuvą, tai yra labai nedaug. Bet vėlgi, o kam ta knyga apie tai, kas buvo ir jau negrįž? Ar grįž, ar kaip? Bet tai šita knyga ir atmerkia akis. Ir netgi tiem, kurie dar naiviai tiki, kad sausio 13, kad Baltijos kelias, kad paskui visa kita, tai mesgi buvom vedami link to. Naiviai vedami link to, kad viskas bus taip gerai, kaip yra, bet dar geriau. O tie, kurie mus vedė už rankų, tie žinojo, kad galima paimti Estiją, Latviją, Gruziją, kitas šalis ir padaryti tuos žmonės priklausomybių vergais. Jie dirbs už duonos kąsnį, jie neturės savo nei žemės, nei tėvynės, kaip mes dabar matom Lietuva su Ukrainos vėliavom. Kažkas ten komentavo, kad aš nepagarbiai atsiliepiau apie Ukrainos vėliavą. Tai ne aš. Tai ukrainiečiai leido kažkokiem asilam ant savo vėliavos užrašyti "Idi nahui". Klausykit. Ar galima ant vėliavos rašyti tokius žodžius? Kazimierai, tokią vėliavą gali gerbti? Tai jeigu jūs gerbėt savo tautą, tai ir gerbkit. Tai jeigu galima nahui, tai galima ten dar palaukit, tai tuos organus galima dar nupiešti. Jūs leidot su savo vėliava elgtis bet kaip. Jūs leidot, ukrainiečiai Lietuvoj. O aš nenoriu tada, kad jūsų vėliava kabotų mano Seime. Ir išvis nenoriu, kad būtų tapatinami. Būnat, būkit. Atbėgo čia, pabūkit. A ko jūs atbėgot su vyrais? Ir čia lojat, kad Ukrainai reik laisvės, tai eikit kariaukit. Ko jūs čia saugiai sėdit? Arba tada pripažinkit, kad jūs nenorite to karo. Zelenskis užčiaupė burnas visiems, kas galvoja kitaip. Visiškai visiems. Tengi sunaikino visus, kurie drįsta pasakyti, kad Zelenskis neteisus. Tai normalu, jeigu karas vyksta. Tai palaukit. Priešus naikint, normalu. Žiūrėkit, pasiieškokit. Jūs tikrai visi spaudat mygtukus telefone, pasiieškokit vieni Zelenskio tų tokių gražių kalbų. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. Именно на одном языке, понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Kaip jis galvoja, kad Rusija yra ta pati slavų tauta, kad rusų kalba niekada neturi būti paniekinta, pažeminta, kaip jis
gyvena Ukrainoje, bet kalba rusų kalba, kaip visi žmonės turi teisę kalbėti, mokytis tą kalbą, kurią jie kalba. Klausykit, Tarybų sąjungoje visose valstybėse buvo ta kalba, kurią žmonės kalba. Dabar, kai pagalvoju, tai kažkas, nežinau, žinokit, trūksta žodžio. Tai galų galia pasaulinė kalba gyvena. Tai aš net komentarų nerandu, Latviai net negali išsižioti, nes bus represuoti. Bet mes tuoj kalbėsim ukrainietiškai. Kažkaip ten iškreiptai ukrainietiškai. Gal lenkiškai. Aš dar nepamiršau, kaip lenkai sakė, kad lietuvių kalba yra ubagų kalba ir nedrįskite bažnyčioje kalbėti lenkiškai. O dabar nedrįskite kalbėti rusiškai. Nedrįskite nieko gero pasakyti apie Rusiją. Aš Geros kaiminystės forumo vadovė sakau, aš gerbiu rusų kalbą, man patinka rusų muzika. Dostojevskis yra šviesa. Turgenevas yra šviesa ir aš noriu, kad mano vaikai galėtų juos perskaityti originalo kalba. Rusų kalba yra be galo spalvinga. Jinai niekiek neblogesnė už anglų, ispanų, prancūzų. Jinai turi turėti vietą pasaulyje. Va čia yra Geros kaiminystės forumo sekantis gražus projektas, į kurį kviečiam visus. Bendruomenės kviečiam. Tai ko norėtum pabaigti tada? Noriu pasakyti, kad Geros kaiminystės forumas kovo mėnesio gale organizuoja akciją Rusų kalba yra graži, šviesių, protingų žmonių kalba. Ir kviečiame jūs atsiųsti savo dainas atliekamas rusų kalba. Sekančioje laidoje mes paaiškinsime, koks tai turėtų būti formatas, kokį įrašą jūs turėtume atsiųsti ir mes turėsime labai didelį, gražų, grandiozinį koncertą rusų kalbos palaikymui. Jeigu kada nors kas nors užsimos sunaikinti lietuvių kalbą, aš tikiu, kad atsiras žmonių, kurie palaikys lietuvių kalbą ir atsiūs kažką gražaus lietuvių kalbą. O šiai dienai man ta daina "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо" Moldavijai taip gražiai nuskambėjo. Jie taip gražiai dainavo, šiurpas ėjo per nugarą. Klausykit. Nemetinės karo reikia švęsti. 24 nemetinės buvo. Mes pamiršom 8 metus naikinimo rusų kalbos ir rusų žmonių. Kai buvo pasakyta, kad jūs sėdėsite bunkeriuose. Aš nesu prieš ukrainiečius, jokių būdų ne. Bet aš manau, kad jeigu tautos šitoj teritorijoje Ukrainoje gyvena daug tautų, tai jos visos turi jausti saugiai. Visiškai visos. Kaip ir kitose šalyse gyvena daug tautų. Ir čia jau šalies vyriausybė turi užtikrinti, kad visi jie jaustųsi saugiai. Ir Lietuvoje visi turi jausti saugiai. Ir Prancūzijoje, ir Anglijoje. Ir Ukraina privalėjo užtikrinti Donbasui, kad jie jaustųsi saugiai. Ieškoti kažkokio dialogo, ieškoti sutarimo, galų gale kažkokią apskritį įkurti. O ne tai, kad uždrausti rusų kalbą ir pasakyti, rusai eikit lauk. Ką padarė rusai, sako, jeigu mes čia gyvenam, tai ir einam lauk su visu tuo savo nameliu ir žemės ploteliu. Ar gali už tai pykti? Negali. Ten gyveno jo tėvai seneliai ir sako, negaliu eiti lauk. Čia mano namas, aš galiu tik su viskuo tuo. Su savo šiltnamiu, su savo lysvele. Tai va, nesistengim žeminti vieni kitų, nesistengim. Tai va, Geros kaiminystės forumas gyvuoja ir bus. Čia šitam gražiam projektui užbaigti mums labai reikia jūsų paramos. Geros kaiminystės forumas teismuose eis iki pačių aukščiausių lygmenų, eis iki tarptautinio teismo. Galėsite paremti, ačiū, būsim dėkingi. Negalėsit, palaikykit moraliai, taip pat būsim dėkingi. Tai va, o šiai dienai žiūrėkime į tai, kas vyksta Lietuvoje. Neleiskim sugriauti pieno ūkio. Prašykim ūkininkų, kad jie išlaikytų bandas. Maldaukim ūkininkų. Važiuokim pas juos į namus. Pirkim pieno iš jų, savo ir dar 10 kaimynų. Padarykim tai. Padarykim. Dėl to, kad išgyventume. Čia yra gera kaiminystė, čia vietoj. Ačiū, Kazimierai, kad atvažiavai. Man dabar taip sudėtinga kažkur išvažiuoti.
Tiesiog toks laikas, toks sunkus laikas, kaip ir visai Lietuvai, taip ir man, taip ir tau, bet ačiū, kad atvažiavai ir aš labai kviečiu žmonės tapti gerais kaimynais šiandien čia. Pirmiausiai vienas kitam, o paskui ir toliau.